Sveiki, sveiki, vėl trečiadienis ir vėl dzinblondizmas su Ieva ir Jūratė. Jūratė nekilnojamo turto brokerė, o Ieva kosmetologė. Šiandieną norim pakalbėti, kadangi šiandien mano diena ir mano tema, tai nekilnojamo turto pirkimas, kaip planuojate jį pirkti, imant paskolą. Tikrai dažnas atvejis, kai klientai ieško turto, paskambina man ir sako, ar galite pagelbėti įsigyti nekilnojamą turtą, lygiai taip pat mums reikia gauti banko paskolą, nes tikrai dažnu atveju ir aš, ir Ieva, ir tu, ir mano vaikai, ir visi įsigijant nekilnojamą turtą, visgi imame banko paskolą. Ir tai, kaip sakyt, vienintelė išeitis, jeigu tu neturite pakankamai pinigų, tai aš visą laiką sakydavau, paimti paskolą, paimti iš banko, o grąžinti reikia iš savo. Dar su procentais. Ir su procentais, tai va. Tai Ieva, tu irgi, kaip sakyt, prisimenu, kreipėsi, tau reikėjo irgi nekilnojamo turto, tau reikėjo paskolos ir nuo ko mes pradėjom, ar prisimeni? Pradžiai svertinom pajamas. Taip, teisingai. Realiai, planuojant įsigyti būstą, visada reikia kreiptis į specialistą, kuris įvertins, kiek galima gauti tų pajamų. Taip. O tada ir vertinam, tada apskritai kokį būstą, kokios vertės mes galime įsigyti. Tai va, tai ta situacija gerai, tu tikrai praėjus tuos kelius, bet kiekvienas atvejs yra skirtingas. Ir kai jau klientai manęs klausia, ar galite pagelbėti įsigyti būstą, ir aš to turto tokio neturiu, kaip pavyzdys, norim 3 kambarių butą tokiam rajone. Pirmas mano patarimas būna, pirmiausiai pasižiūrėkite socialiniuose tinkluose, Aruode ar dar kitur, iš principo, ką jūs norite įsigyti ir kokia tai kaina. Nes kartais žmonės net neįsivaizduoja, kiek butas kainuoja ar kiek namas kainuoja. Jie galvoja, kad ten už 100 galima įsigyti puikiausią namą, ar ten už 150 tūkstančių, ten kokį didelį butą, supranti, naujos statybos. Ir su pilnu apstatymu. Jo, ir su pilnu apstatymu. Tai aš visą laiką pirmiausiai nukreipiu, sakau, jūs pasižiūrėkite ir maždaug susidarykite vaizdą, ką jūs norite įsigyti. Tai va. Antras momentas, kai jau susidaro vaizdą, tada pradedam, kaip ir tu sakai, kaip ir tu kreipiamės į banko specialistą, užpildo paraišką ir nustato, kokio dydžio gali gauti paskolą. Tai yra labai svarbus momentas, nes kaip ir tu, Ieva, pavyzdžiui, dirbi pagal individualią veiklą. Tai labai priklauso nuo to, kokie dar yra darbo santykiai. Taip. Sudėtingesnis visada variantas yra individuali veikla, verslo liudijimas reikalauja tada daugiau dokumentacijos, sunkesnis tas pats gavimas. Ir dar nepaminėjom, kad dar yra skirtumas, kur perki jau pastatytą gryną produktą, o kai tu pats nori statyti, tai čia jau ir prasideda reikalai. Patikėkit. Jo, aš irgi ruošiausi, supranti, tam dalykui ir tiesiog į lapą susirašiau, man gavosi 15 punktų, bet tose 15 dar yra po 15 punktų kiekvienu atveju atskirai ir jeigu ko nors nepaminėsiu ir pamiršiu, tai tikrai individualiai reikia konsultuotis kiekvienu atveju, nes nei vieno kliento tokio pačio nėra nieko. Ir kaip tu paminėjai, individuali veikla, bankai daugiau, kaip sakyt, priekabiau vertina, todėl kad ir dalį tik tai pajamų paima, labai nori matyti, kad pajamos būtų per banką, praeitų, tada rizika mažesnė. Turi būti išdirbtas ilgesnis laikotarpis, negu, pavyzdžiui, turint darbo santykius oficialiai. Taip. Jo, pavyzdžiui, 2 metai būtinai turi būti ir visokie kitokie reikalavimai. Ir tam tikra dažnai būna klientai, pavyzdžiui, pajamas gauna užsienyje ir ne eurais, ir visokių ir svarais, ir vėl reikia ieškoti atskiro kreditavimo, kad tu galėtum įsitikinti, kokią tau sumą bankas gali paskolinti. Ne vienu atveju pati bankė pradirbus žmonėm reikia net atlikti namų darbus, ar papildomai įsidarbinti, ar sulaukti dar 1 metų ir deklaruoti pajamas, visokių niuansų. Tai pirmas dalykas, sužinome, kiek bankas finansuos. Kitas, kaip tu, Ieva, sakai prieš mūsų, labai svarbus dalykas žinoti, kiek reikės nuosavų lėšų. Skaudžiausia dalis. Be nuosavų lėšų, man ir klientai sako, norėtume gauti, bet neturim nuosavų lėšų. Tai
Taip, 15-20% turi Jo. turėti savo lėšų. 15-20%, aišku, yra ten tos paramos ar dar ką, va šiandien viena klientė skambino, bet vėl sako, laukiau, kažkokį komercinį turtą turėjau, viskas mane iš eilės nutolino. Bet ir ta parama labai laikina yra, nes tai priklauso nuo Ir nuo to, kur perki, nuo to, kur perki, ką perki ir dar nuo kiek tavo pajamų, amžiaus pajamos. ir nuo pajamų, kaip ir mes sakom, jie remia mažesnės pajamas turinčius klientus, kai mažesnės pajamos bankas tiek nefinansuoja, o jeigu bankas finansuoja, po kiek laiko paaiškėja, kad jau tau ta parama nepriklauso, vienu žodžiu. Aišku, sulaukti galima, ne vienas klientas perka, bet faktiškai reikia pasirūpinti patiems. Tikrai yra tų būdų, kaip aš sakau, visą laiką yra tetės, mamos šalia. Tetės, mamos, močiutės, seneliai. Močiutės, seneliai. Ne vienas dabar, žinokit, va ir klientas, jaunimas, žinokit, kai jau tikrai planuoja pirkti, jie tauposi, dirba per kelis darbus, tikrai va tas yra dalykas, jau ir konsultuojantys tikrai matau, kad žmonės tą daro. Nu jau kiek trūksta tetės, mamos ar dar ką, visokių variantų, vienu žodžiu, nuosava lėšų dalis. Tai dabar jau galim nuspręsti, turim banko paskolą ir nuosava lėšų dalis. Reiškiasi, finansavimą turime. Tada pradedam jau ieškoti rimtai turto. Ir tada jau, kai surandame tą turtą, būtina vykti kuo greičiau į apžiūrą. Kaip aš sakau, nesvajokit ir nelaukit po savaitės ar po 2. Tinkamą variantą radot ir puolate apžiūrėti. Galite, kaip sakyti, ir aš galiu pagelbėti apžiūrėti. Ne vienas atvejis buvo, kai klientas užsienį gyvena, o jam reikia pasižiūrėti, ar tinkamas turtas. Tik aš važiuoju į vietą ir žiūriu, visokių situacijų būna. Žinot, nuotraukose vienaip atrodo, atvyksti į vietą, pasikalbė visai kita situacija. Kelis kartus esu griežtai uždraudus pirkti tą turtą, juokiasi, paskui klientai dėkoja. Tai va, tai vienu žodžiu tą turtą jūs apžiūrite ir toliau turim žiūrėti dokumentus. Tai va, ir jau kitas dalykas, dokumentai. Jie turi būti tvarkingi, turi būti registrų centro išrašas, susižiūrim žemės sklypus, ar viskas tvarkingai yra, ar su banko paskola įsigyta, ar kažkokiu tai apribojimų nėra, ar dar kažkokių dalykų. Tai va, visą šitą reikia sužiūrėti. Ir jeigu jau būtinai pasidėrėti reikia, nes kas čia viena klientė, sakau, kaina tokia, sakau, galima dėrėtis, taip, žinau, visą laiką galima dėrėtis, pasidėrėti ir tada jau ruošti preliminarią pirkimo pardavimo sutartį. Jeigu jau gali pirkėjas, ta pardavėjas ruoštis, gali ir pirkėjo atstovas, bet visą laiką man atsiunčia klientai ir ją detaliai reikia peržiūrėti, ne vieną kartą ją mačiau ir 35 puslapių, kai ir vystytojai yra, visokių sąlygų yra, visokių reikalavimų, o jie to pribojimų ir ko tik tai nori. Tai va, tai tą irgi reikia sužiūrėti ir visą šitą, kaip sakau, jeigu reikia kieno pagalbos, o tikrai rekomenduoju kreiptis, tai reikia prieš tai, nes ne vieną atvejį turėjau, kai pasirašė preliminarią pirkimo pardavimo sutartį, numatė kažkokius keistus terminus, labai trumpus, ir paskui turėjom ne kartą koreguoti ir visą laimę, kad ten, žinai, pirkėjas, pardavėjas nebuvo iki galo sutvarkęs dokumentus, tai kažkaip išsisuki, bet galėjai tokį įkliūti, žinai, per mėnesį, pinigų neturėdamas, tai va, visokių yra situacijų. Tai va, pirkimo tą preliminarią ir tada susimoka avansą. Nu, kai susimokė avansą, reiškia, jau tau šitas butas yra rezervuotas arba namas ir tada jau prasideda kiti dalykai. Aišku, dar va, Ieva, ir tu mane kreipėsi ne kartą, turim reikalų su nepriklausomais turto vertintojais, negi svarbu su jais bendradarbiauti. Būna atveju, kai pavyzdžiui išsirenka butą arba namą ir tada kreipiasi į vertintoją, kad vertintojas įvertintų tikrai kokia būtų suma, nes tai irgi yra svarbu, nes ne visą laiką pirkimo pardavimo ta kaina atitinka rinkos ta kaina nepriklausomo vertintojų ir tuo atveju reikia žymiai daugiau nuosavų lėšų. Tai ne vienas atvejis yra, kad klientai, kai susiranda, pavyzdžiui, butą arba namą, rekomenduoju vertintoją, tada jie nuvyksta, pasikonsultuoja su vertintoju arba aš tą padarau, ar tikrai vertintojas tokiai sumai įvertins ir tada tik tai sumoka avansą, kad tikrai garantuoti būtų, kad už tokią kainą jie gaus tokią paskolą, o ne kad ten, žinai, dar kokį 20 000 reikia pridėti, jeigu namo vertė nebus ar ten būtų tokia vertė. Tai va, atlikus vertinimą, tada jau reikia kreiptis į tą banką, kur prieš tai konsultavotės. Kaip aš sakau, turėkit nors vieno banko sutikimą, kad skolina, paskui, aišku,
nepaslaptis, žmonės praeina kelis tos bankus ir po to kreipiasi, kad ir tie pirkėjai, va turėjau atvejį, atsiuntė 2 bankų sutartis, analizavom, žiūrėjom, kurių sąlygos geresnės, maržos geresnės, grąžinimo mokesčiai, dar ką, sutarties mokesčiai ir klientas pasirinko tą banką. Klausimas. Gali būti atvejs, kada reikės daugiau negu 15-20%. Taip. Priklausomai nuo nuo pačio objekto paskirties. Čia nuo objekto priklauso būklės. Pavyzdžiui, jeigu tu senos statybos pirki butą ir jam reikalingas remontas, tai faktas, kad bankas gali paklausti, iš ko tu pasidarysi, atliksi remontą. Ne? Finansuoja, pavyzdžiui, mažiau, tu daugiau turi. Tarkim, perka žmonės nebaigtos statybos, aišku, tik reikia parodyti, dar įrengimo lėšų reikia, va tokie dalykai. Būna senesnės statybos, būna, pavyzdžiui, sodo namai, būna mediniai visokie namai, net ir 25% paprašo. Visokių situacijų yra todėl, kad, pavyzdžiui, ne vien tik pajamos lemia, gerą tu klausimą uždavė, aš turėjau tokį variantą, kad, reiškiasi, norėjo pirkti sodo namą, sodo name dokumentuose nebuvo nei nuotekų, nei vanduo, nieks neregistruota. Tai beliko tik tai kredito unija, kuri finansavo, bet faktas 25% klientai turėjo dėti patys, ta prasme, pirkdami nuosavas lėšas. Klientai turėjo, tetės mamos dar padėjo ir tikrai įsigijo, nors klientų pajamos, tai tikrai tiko visiems bankam, tikrai normalios ir didelės pajamos, bet turtas netinkamas buvo, ne vienas bankas nefinansavo, tik viena kredito unija, kuri apsiėmė finansuoti. Tai turtas irgi labai svarbu, dokumentai visi svarbu. Vieną turėjau atvejį, kai pasirašė preliminarią sutartį, paaiškėjo, viskas yra nesutvarkyti vandentiekio, reiškiasi vandens dokumentai. Ir bankas viskas priėmė sprendimą su sąlyga, kai jūs susitvarkysit, kad yra vanduo tame name, tada mes finansuosim. Į tame tarpe tvarkėsi, sutvarkė, bet vėl ir laikas gaištas, ir pinigai, ir viskas. Tai sakau, jeigu būtumėt anksčiau atėjęs, sakau, aš būčiau viską sužiūrėjus, tai viskas spręstųsi paprasčiau, o paskui pardavėjas sako, jūs turbūt matėt ir darykitės patys ir tie už savo lėšas darė, visokios niuansų yra. Tai kai jau įsivertinat, vykstate į banką, parodote, reiškiasi vertinimo ataskaitą ir bankas priima jums sprendimą. Labai nedetalizuosiu kaip, iš principo kelis tuos sprendimus palyginam ir arba duoda bankas garantinį raštą ir einam pas notarą pirkimui, pardavimui, arba bankas iš karto duoda kreditavimo sutartį, kurioje viskas yra numatyta, visos sąlygos, visi terminai, viskas. Ir tada su šitais arba vienu arba kitu dokumentu jau einam pas notarą pirkimui. Kai atvykstame pas notarą pirkimui, tai aš visą laiką rekomenduoju gauti notarinį pirkimo pardavimo projektą, kuriame aiškiai pasiskaitai, kas ten numatyta, kaip numatyta, kas. Ir einant pirkti, būtina, kad būtų nuosava lėšų dalis pilnai sumokėta. Tai reiškia, jeigu perkate jau 100 000, 85 000 finansuoja bankas, 15 000 jau turi būti sumokėta iš savininko pirkėjo lėšų. tą pirkimą kada galima daryti. Kadangi bet kokiu atveju visi pinigai po banko vis tiek užtrunka, kaip aš sakau visiems, grubiai imkite apie mėnesį, kad ten nereikėtų labai skubiai visko daryti. Tai tada aš visą laiką rekomenduoju, jeigu yra banko kreditas, pasirašote pirkimo pardavimo sutartį, toje sutartyje numatote, kad per vieną dieną pravesite visą nuosavą lėšų dalį, tada jūs užtikrintas jau esat, kad įvyko sandoris ir per vieną dieną jūs pravedat nuosavą lėšų dalį, kaip pavyzdys, tą 15 000, tada per 5 darbo dienas tampate to turto savininku, kreipiatės į banką ir jau tada bankas organizuoja įkeitimą. Įkeitimą tada organizuoja bankas, reikia dar kartą sugrįžti pas notarą. Žinokim, kad vėl, kai kreipsitės notaro tą pačią dieną negausite, vėl savaitę, tai va taip, grubiai susidėliojant, tai tikrai, mėnuo pusantro. Žymiai greičiau jo užima, neskubant, kadangi visur pažymos kainuoja, kad neskubėti, kad ten nepermokėti be reikalo. Tai visi šitokie dalykai, jeigu pirkimo pardavimo sutartyje numatote terminą, tai visiems rekomenduoju 1,5–2 mėnesius, geriau jį užsidėti ilgesnį, o po to, jeigu viskas anksčiau įvyks, tai viskas anksčiau gali ir įvykti. Tai jau įkeitėm čia, žinai, kai tas vilkas, ar jau galima valgyti?
Tai jau įkeitėm dabar jau bankui, aišku, prieš įkeitinčią reikia apdrausti, vėl tada žiūrit, ar bankas apdraus jum, ar jūs ten savo draudėją rasit, visokių niuansų, pažiūrėkit, ką bankas dar irgi reikalauja, gal reikalauja pajamas pravesti, gal reikalauja gyvybę dar apsidrausti, nu ką ten jau žiūrėkit, ką jis tai prašo, kad būtų geros sąlygos, jau viską šitą, bežiūrint, viską susidėlioja, įsikeičiate turtą. Ir tada bankas paleidžia visus pinigus. Kai jau bankas išmoka visą paskolą, jau jūs pilnai esate atsiskaitę, tada pardavėjas dar kartą turi būtinai sugrįžti pas notarą, pas tą patį, kuriame vyko sandoris ir pasirašyti pakvitavimą. Tai reiškia, kad jis patvirtina, kad visus pinigus jisai jau už tą turtą yra gavęs ir notaras perduoda registrų centrui ir ta žyma, kad jūs pirkot su įsiskolinimu, nes faktiškai nepilnai buvo atsiskaityta, bus panaikinta. Nu va, ir kai viską jau sumokat, pakvitavimas įvyko, tada jau aš nežinau, jeigu tokie yra susitarimai, tada jau galima važiuoti į tą namą butą, persiimti raktus ir nusirašyti visus skaitliukus, ten komunalinius už vandenį, už elektrą, už dujas, už ką tenai susidėlioti. Iki tų skaitliukų pardavėjas turi sumokėti, o nuo tų skaitliukų parodymų pirkėjas. Nu va, aš nežinau, kas dar, raktus pasiimi ir valio. Ir valio. Tai va, visokių tokių yra tikrai niuansų kiekvienu atveju. Kiekviena situacija yra skirtinga ir sakau, visą laiką reikia žiūrėti. Ir tikrai rekomenduoju kreiptis, bent pasikonsultuoti. Aš nesakau, kad ten visą procesą dėlioti. Galim dar paminėti trumpai, kaip vyksta paskolos ėmimas, tarkim, jeigu namą statai. Jo, kai jau į paskolą... Nes tikrai yra tokių... Jo, yra niuansų, tai čia irgi jau atskira kategorija. Bet kokiu atveju aš tik grubiai pasakysiu, kad bankas reikalauja, lygiai taip pat turim pasižiūrėti pajamas, kiek galima kredituoti tą didžiausią sumą. Ir tada prasideda kiti dalykai, tada jeigu statai namą, dažniausiai reikia, kad žemės sklypas būtų jau tavo už nuosavas lėšas įsigyta ir dar pastatyta kažkiek tai, kad 30% nuo visos samatos, kaip pavyzdys, tu jau turi sudalyvauti nuosavomis lėšomis, sudėti, įvertinti ir tada pateikti. Ir esminis dalykas, kad paskola, kurią bankas duoda statybom, visa suma bendra yra išskaidoma dalim. Taip, išskaidoma dalim ir viskas priklauso, išmokama nuo padidėjusios turto vertės. Ir įvertinimo. Taip, ir įvertinimo. Tai turim akcentuoti, kad bankai prašo sugrįžti pas tą patį vertintoją. Jeigu pirmą kartą vertintojas jums įvertino žemės sklypą ir kaip pavyzdys pastatytą dėžutę, ten sienas taip toliau, tai toliau vėl turi kreiptis, vėl turi investuoti pinigus, vėl tada bankas išmoka, vėl turi kreiptis pas tą patį vertintoją, padidėjus vertė ir taip žaidi tol, ir išmoka tik tuo atveju, jeigu atitinka reikalaujančią banko vertę. Taip. Nu ne tai, kad reikalaujančią, bet pagal tavo vertę, kiek ir išmoka. Pagal tą vertę, kad atitiktų banko reikalavimus. Koks yra patvirtintas finansavimo procentas, 85%, tai atsinešė į vertę naują. Bankas pasižiūri, kiek išmokėta, iki 85%, skirtumą išmoka, vėl tu dedi statybas, vėl tada kvietiesi vertintoją, tai vis tiek, kiek tu vertinimų darai? Oi, 3 ar 4. 3 ar 4? Nu, 3 gal tu darai. 3 gal 3. Jo, sakau, 3 ar kažkas apie 3. Jo, tai vis tiek, tas dalykas, aišku, kartais klientai turi, ką nors pardavę ar butą, turi nuosavų lėšų, tai tada jie greitai sudeda viską į tą statybą, tada pasikelia vertę, atsineša, nes pagrindas, kad būtų vertė. Taip, ir išmokėjimas gali būti per 2 metus. Išmokėjimas per 2 metus, o jo pridavimas 100% yra per metus. Po statybų pabaigos. Nuo niuansų. Nes turi būti 100% baigtas namas. Taip, ir reikalavimas yra 100%. Lygiai taip pat yra reikalavimai ir jeigu nebaigtos statybos perki butą, ten 80% baigtumo ar dar ką, vėl bankas žiūri, kad tu iš kokių lėšų ar nuosavo ar papildomai gali paskolinti ir įrengimui, bet vis tiek turi būti 100%. Tikrai žinokit, niuansų pilna. Reikalavimai, kaip nebūtų keista, ir bankose ir visur didėja ir keičiasi. Procentai didėja. Procentai nepasakytum, juda tie procentai.
Ne, procentai įnašo ne, tik tai viskas priklauso, sakau, Palūkanos dar kinta. jo palūkanos kinta, bet vis tiek bankai žiūri, ar tvarios pajamos, netvarios, visokių situacijų būna. Tai vienu žodžiu, tiesiog individualus vertinimas ir nu, nepaslapti, žmonės praeina ir tuos kelis bankus, pasižiūri, ką bankai siūlo, nes tikrai kiekvienu atveju yra viskas skirtingai. O kas belieka gyventi, reikia kažkur? Nu taip, ir norisi gražiai, ir taip, gražiai, ir čia, ir dabar. Taip. Tai va, tai jeigu tikrai iškyla tokie dalykai, jeigu reikia pagalbos su nekilnojamo turto įsigijimu, tai tikrai rekomenduoju kreiptis, nebūtinai visą procedūrą, bet konsultacijom ar sutarčiai peržiūrėti, ar preliminariai pirkimo, dokumentų peržiūrai. Nu, visokio yra situacijų. Va, turėjau vieną irgi kolegę pažįstamą kreipėsi. Sako, pirkčiau namą, bet kažkas man čia taip, nu kažkaip sako, nežinau, kiek čia registruota. Nu tai sakau, nu ką, sakau, pradedam nuo dokumentų, atsiųsk tu man dokumentus ir žiūrim, kas ten gausis. Tai tas pardavėjas 2 dienas tempė, 3 dieną atėjo, sakė, ką jūs čia nusišnekat, matyti, dokumentai visiškai buvo netvarkingi, užpyko, atsistojo, durniais apvadino ir išėjo. Tai sakau, šiais laikais tokie dalykai, kad būtų, o pats siūlė, reiškėsi, aš jums galiu suteikti paskolą ir jūs čia man mokėsit. Vis tiek, žinokit, turim žiūrėti, bankas yra bankas ir šiais laikais, žinokit, visko pasitaiko. Turim būti budrus, saugoti vienas kitą, todėl kad pinigai yra pinigai ir juos atsimti gal ir galima, bet tai ilga, sudėtinga ir varginanti procedūra. Tai tiek trumpai ir svajokit. Apie nuosavą būstą. Apie nuosavą būstą. Su Jūrate Martišiene. Ir pagelbėsim. Iki.